Bolivijos druskos ežerai tai spalvingiausi pasaulio peizažai. Kai kurie visiškai išdžiūvę, kiti pilni vandens, bet tiek dugnas, tiek vanduo gali būti ir žalias, ir mėlynas, ir baltas, ir kokios tik nori kitos spalvos. Ir dabar apvažiavom daugelį šitų druskos ežerų. Juos galėjom pasiekti tik tai džipu, kadangi čia nėra kelių. Čia ir karštosios versmės, vulkaniniai reiškiniai, aukšti kalnai ir daug daugiau. Ir visiškai atšiaurus toks peizažas, aukščiai virš 4 km, skauda galva, kvėpuot sunku tik atvažiavus, vėjai didžiuliai, staiga pakyla, staiga nurimsta. Ujūnio vizitinė kortelė Ujūnio druskožemės, tai yra druskos laukas dydžio sulig 1/6 Lietuvos. Baltas, baltas, baltas ir lygus, kaip joks kitas paviršius žemėje. Sako, kad ten gali važiuoti net lengvieji automobiliai ir panašiuose druskožemėse yra siekiama pasaulio greičio rekordų. O važiuojant džipu tai atrodė, kad kitas krantas to druskožemio iš vis neartėja, nes jis toks milžiniškas ir ten visi atstumai yra apgaulingi. Tai tarp turistų labai populiarus dalykas daryti vadinamas nuotraukas su perspektyva, kur tarkim, pora atsistoja iš tikrųjų toliau vienas nuo kito, bet nuotraukų atrodo, kad jie yra šalia. O kur dar saulėtekis Ujūnį, saulėlydis Ujūnį, Ujūnio vėjai, Ujūnio druskožemį esančios salos su kaktusais, kaip čia Inkahuasis. Na tai tiesiog tarsi kita planeta visom prasmėm. Ir prie tos kitos planetos kūrimo prisidėjo ir žmonės. Tai pavyzdžiui, čia vyko Dakaro ralis, dabar tai pažymi vėliavų aikštė, ten radom ir 2 Lietuvos vėliavas. Taip pat yra traukinių kapinės, kur išmesti seniai nebereikalingi garvežiai, kažkada gabenę vietinių kasyklų turtus. Ir visa gausybė viešbučių pastatytų tiesiog iš druskos. Vienam tokių nakvojom ir mes patys. Ir nors Ujūnio druskos ežeras yra viso to Ujūnio regiono vartai, ir tiesą pasakius, prieš atvykdamas čia labiausiai ir žinojau ir norėjau pamatyti būtent tą druskos ežerą, bet pakeliavus po visą Ujūnio regioną pasidarė gaila tų turistų, kurie tik vieną dieną išvažiuoja ant to druskos ežero ir grįžta. Nes druskos ežeras yra tik pradžia visų tų nuostabių peizažų, pavadintų, pavyzdžiui, Salvadoro Dali dykuma, ryto saulės geizeriai ar medis iš akmens. Na, kartais tokie pavadinimai būna labiau turistams suvilioti. Bet čia atvykęs į vietą kaskart suprasdavau, kad tos vietos tikrai vertos tų pavadinimų. Spalvotasis ežeras Laguna Colorada tikrai spalvotas, baltasis ežeras tikrai baltas ir pilna įspūdingų patirčių, tokių kaip pavyzdžiui mirkom Čalvyrio karštosiuose versmėse, o aplinkui ganėsi lamos. Čia daugelis važiuoja su 3 dienų ekskursija džipais iš Ujūnio, mes pasirinkom 4 dienų ekskursiją iš Tupizos, kito miesto, kadangi jau tos 3 dienų ekskursijos yra tokios gausios, kad daugelis vietų labai smarkiai užsikimšia tuo metu, kai visi džipai suvažiuoja. Tai ta ilgesnė ekskursija kartu leidžia vietas aplankyti tokiu metu, kai mažai kas ten būna ir taip pat papildomų vietų, pavyzdžiui, miestas, 17 amžiaus ispanų apleistas miestas, kurį kaip vietiniai pasakojo, esą apleido todėl, kad ten vaidenasi, ten vyko kasyba, visur čia vyksta daugybė kasybos ir visi tie spalvingi dalykai, tai yra visa periodinė elementų lentelė, bent jau naudingosios jos dalys ir brangiosios, tai visur pilna kasyklų ir dėl to žmonės pasiryžta gyventi tokiuose aukščiuose. Nes gyvenimas čia tikrai nelengvas, nėra nei vienos degalinės, tai džipai visą kūrą gabenasi ant stogo. Taip pat, pavyzdžiui, šiandieniniam viešbutį išjungs elektrą, įjungs tik tai 7 valandą vakaro, išjungs 10 yra diesel generatorius, veikia tik 3 valandas, per tą laiką reikia viską pasikrauti. Džipas važiuoja čia kalnų keliukais, čia kur visai nėra kelių ir stojam aikštelėse, kalnų viršūnėse, aukščiausias beveik 5 km aukštį, nakvynės 4100 metrų aukštį, o viena net 4300 metrų aukštį. Skauda plaučius ir tokie surakinti ir tada tokios kaip skruždelės kojų galose. Nakvot taip aukštai visada sunkiau negu tiesiog ten pakilt, nes pakilus
tai esu jau pakankamai aklimatizavęsis. Galvos skausmas ir kiti tie pirmi simptomai aukštumų ligos praėjo. Vienas dalykas, kuris liko ir sako, lieka, nors ir aklimatizuojas, tai sudėtinga miegot, dažnai būna, kad nubundi, atrodo, kad trūksta oro, tiesiog kvėpuoji, sustoji kvėpuoti, nubundi. Na, esu įpratęs greit užmigti ir visą laiką pramiegoto, čia galiu neužmigti ir 1,5 valandos arba nubust kažkada ir paskui vėl neužmigti, nes sunku kvėpuoti. Ypač va tokioje pozoje būnant, tai dar šiek tiek užsispaudžia plaučiai, tai tada visai pradeda trūkti oro. Čia miegojom 4090 metrų aukštį, tačiau neseniai miegojom pačiam aukščiausiam gyvenime aukštį 4350 metrų, tai ten buvo dar sunkiau. Tokiam aukštį jau kiekvienas 100 metrų tikrai pasunkina sąlygas. O kokie čia aukščiai įspūdingi, tai belieka pagalvoti, kad aukščiausias vakarų Europos kalnas Mont Blancas yra 4806 metrų aukščio. Tai čia tiesiog eilinė apžvalgos aikštelė, į kurią važiuoja džipu, gali būti aukštesnė. Ir čia visada esi gamtos įkaitas, pavyzdžiui, labai dažnai džipui tenka kirst išdžiūvusias upių vagas, čia vadinamas kebradom, ir kaip sakė vairuotojas, jeigu palytų, tai tos vagos greitai virstų upėm. Ir čia Bolivijoje to dar nematėm, bet Argentinoje, kur patys vairavom automobilį, tai taip tiesiog važiuodami į priekį nuvažiavom puikiai, tada prasidėjo lietus, reikėjo grįžti vieninteliu keliu atgal ir pamatėm, kad visas kelias išplautas. Tai ten žmonės ir patys kasėsi ir kelias valandas užtruko, kol visi išdrįso pravažiuoti. Beje, nors čia yra kaimai ir viešbutėliai, juose nėra restoranų. Ir todėl mūsų ekskursija, kaip ir visos, gabenasi su savim virėja, kuris daro maistą. Todėl Bolivijos druskos ežerai tai tiesiog įdomi gamta, bet tikras nuotykis. Niekada nežinai, kas laukia. Dabar turbūt prasidės galinga audra, tai skubam atgal į džipą. Taip pat daugybė rožinių flamingų, vikūnių, lamų, visokiausios gyvūnijos, viskašų. Nežinai, kokį grožį pamatysi už kito kampo. Na ir daug kitų tokių dalykų. Tai yra visiškas pasaulio stogas. Aišku, Himalajai didesnis pasaulio stogas, bet ten jau daug vietų negali pasiekti automobiliu. Tik tai pėsčias, o čia vis tiek yra ir kažkiek tos civilizacijos, bet labai sunku ją atsistoti ant kojų šitoj nuostabioje spalvingoje aplinkoje. Bolivijos druskos ežerai.